the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Until 8:15 on the morning of August 6, 1945, when a single plane carrying a single bomb opened the age we now live in. What has been done is the greatest achievement of organized science in history. The devastation you see here was caused by the explosion of the bomb above this 0 point. Visų pirma, po šio projekto ir jau vykdant šį projektą iš tiesų labai buvo padėti pamatai šaltojo karo pradžiai. Nes žinoma, Sovietų Sąjunga sužinojus apie Jungtinių Amerikos valstijų ketinimą ir bandymų sukurti atominį ginklą, ėmėsi iniciatyvos taip pat. Ir šios ginklavimosi varžybos, kurios prasidėjo, labai didelė dalimi nulėmė tolimesnę ilgą šaltojo karo eigą. Pasakysiu kitokį pavyzdį. Mes truputėlį jaučiam lengvą baimę, kad gali prasidėti naujas karas. O dabar pabandykite įsivaizduoti, kad šaltojo karo metu kitose valstybėse buvo realybė, kad žmonės realiai ruošėsi branduoliniam sprogimui. Kitaip sakant, mokyklose vyko pamokos vaikams, ką daryti, jeigu kur nors jūsų netoliese sprogs branduolinis ginklas. Ir žmonės iš tiesų tikrai nepasijuto saugesni dėka šito Manhatano projekto. Pradeda formuotis skirtingi kariniai blokai ir susikuria tiek NATO 1949 metais ir kaip atsakas Varšuvos sutarties organizacija. Jisai suteikia faktiškai neribotą karinę galią Jungtinėms Amerikos valstijoms. Ir savame suprantama, jeigu viena kažkuri valstybė, būtent dėka Manhatano projekto, gauna šitokį milžinišką privalumą, tai labai išgąsdina kitas valstybės. Ir valstybėse įsivyrauja idėja. Ta pusė yra svarbesnė, kuri turi tą ginklą. Jūs įsivaizduokite, kad, sakykime, kaip šiandieną, elgiasi Trumpas su kitomis valstybėmis. China, 67%, that's tariffs. Demonstruodamas savo ekonominę galią kitoms valstybėmis, gali nesiskaitydamas primesti kažkokius papildomus mokesčius ar dar kažką. China's Commerce Ministry called the tariffs, quote, blackmail. Ir tai gąsdina kitas valstybės, nes galvojama, kad prasidės ekonominis karas tarp šitų valstybių, o jeigu kalbame apie būtent Manhatano projektą, tai čia branduolinis karas. Vienu momentu tikrai po Sovietų Sąjungos griūties tikrai buvo mums suteikta viltis. Branduolinio ginklo ir galvučių skaičius buvo mažinamas, branduolinis ginklas buvo naikinamas, branduolinės raketos buvo naikinamos, buvo bendri susitarimai dėl skaičiaus. Matytumėt, kaip stipriai krito ir ypatingai 2000 metais faktiškai buvo nueita iki minimumo. Svarbiausia branduolinių ginklų neplatinimo sutartis siekianti užkirsti kelią branduolinių ginklų plitimui ir skatinti taikų branduolinės energijos naudojimą. Branduolinių ginklų uždraudimo sutartis, priimta 2017 metais, siekia visiškai uždrausti branduolinius ginklus, tačiau pagrindinės valstybės jos nepasirašė. Šiandieną, kad ir kaip būtų liūdna, bet šiandieną branduolinio ginklo gamyba ir plitimas didėja po 2014 metų Rusijos agresijos ir invazijos, kur Putinas atvirai pareiškė, kad jeigu vakarų šalis stos į kovą su Rusija, bandydamas apginti Ukrainą, jisai tikrai panaudos branduolinį ginklą. We have never been closer to World War III than we are today. That threat is more real than ever today, with fears that Russia could use nuclear weapons in Ukraine. Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.
И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? At the beginning of the Cold War, we were 7 minutes to midnight. Today, we're 100 seconds to midnight. Oppenheimer initially expressed guilt over his creation. He said the weapon had dramatized so mercilessly the inhumanity and evil of war. He continued, in some sort of crude sense, which no vulgarity, no humor, no overstatements can quite extinguish. The physicists have known sin, and this is a knowledge which they cannot lose. At 81, she says she's been blessed to live. Her mission now, banning all nuclear weapons. I was angry about the war, but I thought it was awfully cruel to use atomic bomb on people. We were full of rage at first, but once we saw the Americans, it was clear they were just like us. Our work has changed the conditions in which men live. But the use made of these changes is the problem of governments, not of scientists. Visa ta informacija, visos tos technologijos yra mokslininkų rankose ir tikrai tai yra ir etikos klausimas, ir moralės klausimas, kaip mes tas technologijas panaudojame. Juo negalima manipuliuoti ir apibrėžti labai aiškias ribas, taisyklės, kodėl tas ginklas yra ir kam jis yra reikalingas. Taikingos panaudojimo galimybės yra įvairios, tarkim, kaip branduolinė energetika, branduolinė medicina, gydymas, tarkim, vėžio, onkologinių ligų gydymas, mutacijų, tarkim, sukelimas augaluose, branduolinės taikios technologijos, kur galima būtų panaudoti.